sugalvota. Nesportuoti tiesiog. O kaip čia nesportuoti? Tai jo, jo. Kaip čia nesportuoti? Negali. Negali. Tai klientų, kad būtų švelnia odytė, negali sportuoti. Čia aš greičiau darau negu reikėtų. Bet aš nesu bleivu dar. Ne, aš dabar su ranka. Kur ranka dabar bleivas? Ne, tiesiog biškį sutrumpinu. Galima, ta prasme, nu, iš visų pusių dirbti su bleiviais. Mhm. Nu, jeigu leidžiu ten kažkokias, jeigu jau ten yra, aišku, probleminės kraujagyslės, ten, žinai, išsikėtusios vienos, tai ne, nepadarysi. Negalima. Ten net ir rankomės masažas nerekomenduojamas. Kam išsiplėtusios vienas, pavyzdžiui, varikolį? Ne, čia yra Negalima masažuoti? tų vietų, taip. O, dieve. Tai yra kontraindikacija masažo. Nesvarbu koks. Stiprus, švelnus, pats klasikinis, gydomasis, nesvarbu. Nu, kažkada tai kai kuriems dariau vos paglostinimus tokius švelnius, viena ranka, tokius. Bet po to nusprendžiau nerizikuoti. Aš vis net nelies. Ne, nes, nu, matai, nu, jeigu ten kažkas tai kraujagyslė atsitiks, tai čia pusė reikalo, bet jeigu ten kažkur tai atsikabins trumbas ir nukeliaus į viršų, į plaučius ar į širdį, žinai, nu, negerai bus. Kodėl tokie dalykai atsiranda? Išsiskėtusios vienos. Nu, ten kompleksinė irgi problema, matai, stangrėja tos sienelės kraujagyslių. Čia biškį stipresnė. Šitai yra kraujagyslių sienelių elastingumo praradimas. Kraujagyslių sienelių elastingumo praradimas. Taip. Nu, kraujagyslė, jinai kaip irgi vamzdelis. Taip, Tai vat, jo, tai dingsta elastingumas, stangrumas, ne stangrumas, o kaip pasakyti, elastingumas vienas dalykas, stiprumas. Jo, ir jie pasidaro tokie, nekokie, skauda. Tai skauda? Jau. Gerai. Stipriai nespausim.